Stebina tas mokytojų susitaikėliškumas ir kai aš, kaip minėjau, ir sakiau, kad norim kritinio mąstymo, drąsių asmenybių ir visa kita, iš mokytojų tai absoliučiai to nėra. Maždaug ką numesim, tą darysim, mums net nerūpi, nei vaikai niekas. Tai šiuo metu mokėkit tik pinigus, darysim bet ką. Labadiena. Šiandien su manimi Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjus direktorius. Labai malonu dar kartą jūs pakalbinti. Kaip jūs laikote, Sauliu? Laikomės neblogai, bandome, kaip sakoma, išgyventi dabartinėse vis laik kaitos tose situacijose. Tiesiog, ieškom būdų, kaip judėti toliau, nes kaita iš tiesų pasidarė tikrai didžiulė, ir toje kaitoje atsiranda, iš tiesų probleminiai taškai, kuriuose reikia bandyti juos, kaip sakoma, įspręsti. Tai turbūt tokia situacija. Tai žinot, toks iškart jauti už ragų mes čia čiumpam ir sakom, kaita, probleminiai taškai, ar ne? Tai toks 1 rugsėjo, realiai 2 rugsėjo savaitė, bet nieks, netrodo iš jūsų balso ir stoto, kad labai džiūgaujat ir tokie entuziazme visas. Tai kur yra tie dabar taškai tokie probleminiai ir kur čia tos kliūtis? Pirmiausia, aišku, kliūtis yra tas, kaip ir kalbėjome, tas apmokėjimo ta sistema, jinai išliko tokia keistoka, iki galo neperprasta mokytojų, ar ne, ir bet kokiu atveju jinai kelia tam tikrą idėjinį nepasitenkinimą, kuris ir buvo sukeltas, ar ne, buvo galima turbūt pakelti mokytojams atlyginimus natūralesniu, aiškesniu būdu ir visa kita. Ir tai bet kokiu atveju, jeigu tą procesą spręsti, kaip sakysime, pakankamai tinkamai, tai aš nuo rytdienos pradedu pokalbius su kiekvienu mokytoju individualius, ten tvarkydamas kiekvieno darbo krūvio sandarą, derindamas ir taip toliau. Tie visi pokalbiai įgauna tokį, žinot, su vienais pakankamai lengviau, su kitais sunkiau, kitiem vėl ir, toks tarsi, kaip pasakyti, tai nėra blogai, bet jeigu tai turėtų gilią prasme ir vertę, tai būtų. Tiesiog yra tokia sistema sukurta, sakysime, nesėkminga darbo apmokėjimo tvarka. O čia truputį staptelsiu dar, kol perėsim prie kitų trikdžių, ar ne? Nežinau, ar galima klausti, bet mokytojai numatė streiką, ar ne, tą pirminį įspėjimai. Ką manot apie jį? Idėjiškai kaip. Ilgą laiko tarpą apskritai buvo mokytojų problemos, buvo visiškai ignoruojamos, ir mokytojai tarsi, kaip buvo įsivaizduojama, kad mokykloje procesas vyksta lyg ir savame ir taip toliau. Ir mokytojų atlyginimai buvo tikrai prasti, akivaizdžiai prasti, ar ne? Ir savame suprantama, buvo atsižvelgta į, sakysime, tą situaciją ir bandyta tuos atlyginimus kelti, bet jie, galbūt nekyla taip akivaizdžiai ir mokytojai vis laik turi didesnės viltis geresniems atlyginimams, ar ne? Ir, manyčiau, kad idėjiškai tas streikas, tarsi turi prasme tai, kad su mokytojais kalbama tik tai tada, kada būtent imamasi kraštutinių priemonių. Tai, kaip ir sakiau, jie nieko nepasimoko, ar ne, ir tarsi buvo streikas ir, kaip reikia atsižvelgti, ieškoti būdų ir visa kita, bet vėl mokytojai stumia į tam tikrą situaciją, ar ne, ir būtent tuo idėjiniu kontekstu tas santykis tarp, sakysime, tarsi valdžia gyvena savo, mokytojai palikti savo, ar ne, ir vis tik reikia ieškoti būdų ir tą apsunkina labai nelygiavertę situaciją, taip sakysime, visoje Respublikoje. Pavyzdžiui, sakysime, eina Vilnius, klasės yra didžiulės, jos yra perpildytos, rajonuose yra dar kita situacija, jinai yra labai netolygi ta situacija. Labai tai, kaip, jeigu tu dabar mokykloje taip, prisiemi daug visokių veiklų, taip toliau, turi daug pamokų, galima jau turėti tokį, sakysime, pinormalį atlyginimą, ko, pavyzdžiui, aš kaip dirbu mokykloje, kad ir ten kiek prisiimsi, vis tiek tas atlyginimas nėra toks, kad jisai, sudarytų prielaidas. Dabar, kaip pasakyti, yra mokytojai, kurių, taip sakysime, atlyginimas ant popieriaus gali pasiekti iki 3,5 tūkstančių. Tai čia apie 2 tūkstančius gaunasi, taip vadinamas, tas į rankas, ar ne? Taip, maždaug.
Tai yra tokių variantų, bet tai nėra, sakysime, visuotinis. Ir dažnai, kai mes kalbam apie mokytojų atlyginimus, aišku, tai reikia daug prisimti valandų turėti, ar ne, daug veiklų, ne, nu, kad išeitum į tokį apmokėjimą. Nu, bet tai yra galimybė savo taip dirbti. Aišku, pagidautina, kad galbūt mažesnis krūvis, tas atlygis būtų adekvatesnis, bet aš manau, kad didžiausia problema, kad tas netolygumas, ne, tų mokyklų, ne, kaip, pavyzdžiui, sakysim, mieste tu turi klasį 30, o, sakysime, galbūt rajone 3 kartus mažiau, ar ne, tu dirbi ten, sakysim, su 10 vaikų, ar ne, tai labai nelygiavertė mokytojų pozicija. Tai palaikot mokytojus ar ne? Idėjiškai manau, kad palaikau, kad, manau, kad tikrai reikia kelti reikalavimus ir, sakysime, vis tik vyriausybė turi vykdyti įsipareigojimus ir, neignoruoti mokytojų, bet aš šiuo metu matau dar didesnę, kaip ne tik atlyginimų problemą, bet ir viso to ugdymo turinio keitimą, kuris, mano supratimu, yra beveik lygiavertis, sakysime, greičiau man daugiau norėtųsi streikuoti dėl visos tos kaitos, negu dėl atlyginimo, nes tai, kas yra daroma nepasiruošus, daroma skubotai, daroma su didelėm problemom, ar ne, ir daroma mokytojų sąskaita, jų, kaip sakysime, tiesiog sveikatos ir jų laisvalaikio būtent sąskaita. Tai mes čia turim tokius trigerius, turim atlyginimų sistemą tokią nesudėliotą ir neaiškę, tada turim turinį. Taip, turinys, kuris yra neparuoštas idėjiškai, ar ne, ir tai yra, sakysim, manyčiau, šiuo metu man tai yra, jeigu būčiau mokytojas, ne, jeigu dar turiu jėgų, aš dar tą atlyginimą užsidirbčiau, ar ne, bet visa tai, kas ateina turinio prasme, tai, manyčiau, turėtų kelti labai rimtus, sakysime, probleminius. Bet žinot, visur apie turinio atnaujinimą, ar ne, ugdymo programų atnaujinimas. Ministerija sako, mes apie tai kalbam 3 ar 5 metus. Kur jūs visi buvot, kodėl miegojot, ar ne? Mokytojai sako, niekur mes nebuvom, nieks nieko neklausė. Tai kurio čia vietoj toks nesusikalbėjimas, žinot? Aš manau, kad yra tas klausimai, tai yra dažnai tai yra imitacinė, ne, mes klausim, aš tarsi nesakau, arba ten sako pavieniai ir taip toliau, bet idėja, sakysime, kodėl žmonės nepatenkinti, reiktų pasiaiškinti, todėl, kad nepadėti darbo įrankiai. Jūs, kaip sakoma, jeigu būtų padėti šiuo metu darbo įrankiai, ugdymo turinys keltų mažiau problemų. Gal idėjiškai tau, pavyzdžiui, nepatiktų, ar ne? Pavyzdžiui, ten tas, sakysim, galbūt kai kurios temos, kai kurie atnaujinimo aspektai ir visa kita, bet turiu vadovėlius, turiu mokymo priemonės ir aš dirbu. Ir tai tampa tarsi problema labai numetama. Bet nėra šiai dienai vadovėlių? Ne, tai ką jūs, žmonės, jeigu, kaip pasakyti, krestelti kiekvieną mokytoją, ką jis daro per pamokas ir kokiu būdu jis tai darys, tai matytume įdomių dalykų. Bet, pavyzdžiui, jūsų pasikeitys, prisiminkim, praeitą rugsėjį ir šį rugsėjį, pirmą savaitę. Bet to dabar mokytojų tarsi bendruomenė yra suskaldyta į 2 dalis pagal ugdymo turinį, nes kas antra klasė atsinaujina. Taip. Tai vieni kaip sėdėjo ramiai, taip ir sėdėjo, o kitiem yra, tarsi... Bet tai, žinot, mokytojas turi dažniausiai kelis srautus. Tai yra, bet vėl klausimas vėl nuo mokyklų. Pavyzdžiui, mūsų mokyklai turi, kaip sakoma, ne kelis srautus. Pavyzdžiui, ten dažniausiai vieną. Tai, pavyzdžiui, matematikas turi vieną srautą, lituanistas vieną, tai ir tarsi bendruomenė jau padalinta per pusę. Tai žodžiu, jeigu papuoliai tą, kur niekas nesikeitė, kaip ir viskas labai neblogai. Tai tarsi, kaip neblogai. O jūs pats kaip mokytojas, jums keitėsi, pavyzdžiui, dabar dirbat su atnaujintom programom? Aš dirbu bakalauriate, todėl aš dirbdamas bakalauriate jaučiu tą, sakysim, sistemos privalumą, pasitikėjimą ir stabilumą ir mokymo priemonių kontekstą aš matau, kaip yra pateikiama. Net sunku įsivaizduoti čia, kaip pasakyti, kad išleistų mokytojus be mokymo priemonių. Bet kaip paskui šiemet atnaujinama biologijos programa, tai 3 vadovėliai iš karto atsirado, 4 Cambridge'as rengia rugpjūčio pabaigoje ir labai atsiprašinėja, kad tik rugpjūčio pabaigoje sakė, nemokamus kursus darysim mokytojams, kad galbūt jų vadovėlį pirktų. Tai yra, kaip, natūraliu būdu yra paruošiama, padedama ant stalo įrankiai ir prašau, ir tada kažkaip tai tos įtampos slopsta, o kai dabar mes ateinam ir ten
neturim tų mokymo priemonių, to galutinių rezultatų nematom, ar ne, kokios tos užduotis ir visa kita, tarsi improvizuojama mokinių, čia jau ir mokinių, ir tėvų, ir sakysime, sąskaita, jeigu ten atlygis yra tik tai mokytojų kontekstas, dabar paliečia kiekvieną, ne, tai tos įtampos gali persiduoti iš mokytojo mokinių, iš mokinio tėvams, ne, ir, nu, va, tokia neapibrėžta yra tokia situacija, nu, ir toliau keliausim taip. Bet žinot, dažniausiai būna toks, na, visi mes susėdom, kaip ir, taip, negalima sakyti, na, nežinau, ar padėjojam, ar pasiskundžiam, kad yra kažkaip ne visai tikusiai viskas padaryta, bet, pavyzdžiui, nu, tokio kaip ir reikia vis tiek sprendimo. Tai mes dabar turim tokį pirminį, ar ne, tą planą streikuoti mokytojai. Tai čia dėl atlyginimo mokytojai tik tai streikuoja. Bet atlyginimai yra ir klasių mažinimas, ar ne? Tai čia yra du tokie pagrindiniai. Taip, kertiniai tarsi reikalavimai, ne? Realiai greičiausiai, na, pagal techninės galimybės, ką mes turim vyriausybėje, tai netrodo, kad bus įgyvendintas nei vienas, nei kitas. Na, arba kažkaip dalinai, bet gal bus geru atveju sudarytas aiškesnis planas, kaip tai vyks. Nes, tarp kitko, reikėtų pasakyti, kad 9-10 klasėm mokytojai, kurie pradeda atnaujintą ugdymo turinį, jiems pridėtas yra 20% priedas. Už pasiruošimą ir ten darbų taisymą ir taip toliau. Tai jie tarsi yra paskatinti finansiškai. Tai dar ne tik, kad atsiranda, tai yra skirtingas apmokėjimas yra mokytojams. Tai jeigu aš dirbu, pavyzdžiui, šiuo metu 10 klasėse man vienas apmokėjimas, o jeigu jūs dirbate 9 klasėse, jums kitas. O kodėl atsirado 20% priedas? Kažkur paėmė. Ne, tai jis surado, aš pasižiūrėjau, mums irgi yra mokykloje, bet principas kodėl? Tarsi nupirkti mokytojus. Tai kažką duoti reikia. Ne, tai nupirkti mokytojus, o kodėl yra perkami mokytojai, todėl kad nepasiruošta normaliai. Jeigu būtų pasiruošta normaliai ir viskas padėta, kam čia pirkinėti mokytojus? Tai jie tiesiog normaliai dirbtų šiek tiek, kaip sakoma, galbūt kažkokius aspektus, bet jeigu yra viskas paruošta, tai čia yra tiesiog papirkinėjimo kontekstas mokytojų. Tai gerai, tai turim, žodžiu, esminės 3 bėdas, klasių mažinimas tokia gan sudėtinga, čia atsiranda naujų mokyklų ar ne tema, na, žodžiu, toks išplėstinė ilga. Mieste čia yra išvis sunkiai įsivaizduojama. Sudėtingas ar ne reikalas. O kaip padaryti tos pirminius 2? Turinys tas greičiausiai toks būtų... Ne, tai jis toks leisgyvis, problematiškas, jis vilksis kaip kažkoks, sakysime, suvoliotas, ne, ir taip toliau. Ir nieko čia, nu, ir žmonės susitaikys, nes, kaip sakoma, pamaitinti gali bet kuo. Bet Sauliau, kaip nepalikti mokytojų? Pavyzdžiui, man atrodo, kad dabar, kai bus įspėjamasis streikas, nes jau dabar matosi, kai kalbi su mokytojais, jie sako, žinot, tie tai ten gal streikuos, arba, žinot, ten kokioje nors konferencijoje miesto meras sako, jau jūs tik man per langus nelaipykit ir, žodžiu, gėdos nedarykit. Gėda. Na tai čia visi prisimena, žinot, ten anos laikos. Bet, o kaip padaryti, kad tada išgirstų, ar ne? Čia turėtų būti, nu, toks, kaip čia to nesuskaldyti, kad matot, yra didelė dalis žmonių, kaip sakysime, yra labai ta bendruomenė prisitaikėliška. Ir man laikas stebina tas mokytojų, nu, vis tik susitaikėliškumas, ir kai aš, kaip minėjau, ir sakiau, kad norim kritinio mąstymo, drąsių asmenybių ir visa kita, nu, iš mokytojų tai absoliučiai to nėra. Ar ne, nes tai, į ką dabar įstumiama švietimo bendruomenė, tai, nu, vis tiek, manyčiau, man tai yra, nu, stebina tas prisitaikėliškumas, nekritiškumas toje situacijoje ir maždaug, ką numesim, tą darysim, mums net nerūpi, nei vaikai, niekas. Tai šiuo metu mokėkit tik pinigus, darysim bet ką. Reikia gyvenimo įgūdžių programos, darysim gyvenimo įgūdžių programą. Reikia ten istorijos kažkokio konteksto, darysim ir kaip pasakyti, ir tą. Tarsi, nu, idėjiškai, nekvestionuojama arba tiesiog gerąja prasme neatsižvelgiama yra tai, kas yra padaryta. Juk tai yra akivaizdu, kad nu, absoliučiai normaliai nėra pasiruošta. Tai jeigu tai būtų, sakysime, turėjo pareikalauti prie viso to streiko kontekstų, kad atidėtų bent jau metams visą šitą ir padėtų, kaip sakoma, mokomasias priemonės, padėtų visus įrankius, kad mokytojai galėtų ramiai visą tai daryti. Bet tai bendruomeniai aš, pavyzdžiui, aš stebiuosi, mane net, kaip sakysim, stebina, nu, toks susitaikėliškumas ir toks priėmimas, sakyčiau, kai kurių absurdiškų dalykų, ar ne, nu, arba tai yra, ką jūs nematot, kad yra tam tikrų tikrai probleminių aspektų, kurie tikrai, nu, galbūt tikrai netinkamai paruošti ir visa kita. Tai aš manau, tai šiuo metu daugiau verta streiko negu tie atlygiai, bet aišku, materialiniai, kaip sakoma, interesai yra pirminiai, o dėl, kaip sakoma, jeigu gerai moka, galiu daryti bet ką.
Bet tai mokytojai tada yra tokie, na, matom, kad yra mokytojai, kurie susitaiko, ar ne? Taip, kai kurie indoktrinuojami ir jie įsivaizduoja, kad tai yra labai gerai padaryta, ar ne? Žinot, gal yra tokie, na, jeigu paimti tą, pavyzdžiui, atlyginimų temą. Taip. Mūsų platformos, ar ne, skaičiavimais, mes ten turim tokia žodžia atliekam apklausas įvairias. Tai mūsų duomenimis maždaug 6 mokytojai iš 10 dirba privačiai. Tai mokytojai, gal žinot, nustojo tikėtis, žodžiu, tokių, nežinau, nebūtinai labai didelių atlyginimų, bet tokio, kokie jie norėtųsi, jie nuėjo, na, pasitraukė tą tokį privatų sektorių, kur tu ten, žodžiu, darai, gauni, iš nieko nesitikė, viskas labai paprasta tada. Tai šitą mokytojai kaip ir išsisprendė, tai gal, na, žinot, didžioji dalis. Aišku, yra mokytojai, kurie ten, tarkime, yra fizinio lavinimo, ar ne, yra tų tokių nemokių dalykų, kur tėvai nemato bėdos, tai tada, na, žodžiu, ne visi taip gali daryti. Klasių tema neišsprendžiama, ar ne? Tai jeigu, na, ten, tarkim, turime privatų sektorių, greičiausiai negalime iš visų mokytojų tikėtis, kad jie būtų verslininkai, ar ne, kad jie dar ir mokėtų parduoti. Bet tai, čia yra šiek tiek ir garbės reikalas, nes vis tik ir moralės tam tikras atsiranda klausimas, nes idėjiškai aš visą tai, kaip sakome, esu praėjęs ir nes jeigu tu dirbi tam tikroje mokykloje, ne, ir tu paskui na, eini dar uždarbiaut papildomai ir taip toliau. Yra čia tam tikri, kaip sakysime, idėjiniai niuansai. Ne? Žmonės, na, vis tik garbės niuansas, jeigu tu darai darbą vietoje, tu turi daryti jį gerai, kokybiškai, ne? Ir tavim turi džiaugtis ir mokykla, ir tavo mokiniai, ar ne, tu turi paruošti ir visą kitą. Ir aišku, čia ir tas atlygis, ne? Bet čia dabar gavosi ta situacija, kad einu pasipinigauti, ar ne, po, sakysime, naudodamasis įvairiais niuansais, švietimo sistemos spragom kažkokiom galbūt ir visa kita. Ir, na, tai įgauna tokį, ir čia atsiranda įvairių susidūrimų, tam tikrų niuansų. Bet galiu stabtelti, nu čia tokia jau jūs palėtė temą, žinot, mes vis apie tai kalbam, pavyzdžiui, o jūs einat pas gydytojus privačiai? Dantį, pavyzdžiui, tai ne, tai realiai taip ir yra padaryta, kad praktiškai stomatologija yra perėjusi praktiškai privatų kontekstą. Aš čia vedu, kad, na, žinot, didžioji dalis medikų, na, tarkim, ne, nu tai čia idėjiškai padaryta, kad yra perduodama privačiam, sakysime, kontekstui. Mes einam ir pas kardiologus, ir pas dar kažkokius, jeigu nepapuolam, ir yra ilgos eilės kažkur. Mes einam pas privačiai tada, kada aš, pavyzdžiui, vat savo pavyzdžiu, ne, nu, aš kur einu tik tai privačiai, tai yra tik tai taisytis dantis, o ir neinu kitur, realiai yra du aspektai. Jeigu neturi sveikatos problemų arba turi nedidelės, gali nueiti ir planiškai viskas tvarkoj. Jeigu dar atsiranda greičio klausimas, ne, nes jeigu nori labai greitai, eini irgi į privačią, nes ten, kaip sakoma, truputėlį greičiau suka reikalus, ar ne, ir padeda. Bet jeigu susilaužiai koją, ne, kaip pavyzdys, ne, patenki bendrą ir sutvarko tau tą koją, ar ne, ir ten jokių privačių dalykų nereikia. Ar ne, čia yra daug tokių dedamųjų, ar ne? Taip, na, žinot, mes apie kai kalbam, pavyzdžiui, kad kažkaip būna skirtingos profesijos ir mes jas labai skirtingai kutiruojam. Nu, pavyzdžiui, ten medikas dirba klinikose ar kažkur, ar ne, tai po to dirba privačiai, visiems kaip ir viskas gerai, nes, na, bus masė žmonių, kuriems reikės, kai suskaudo, jiems reikia dabar, ar ne, išspręsti bėdą. Na, bet dar čia yra, žiūrėkit, jeigu man tvarko koją sulaužyt, ar ne? Taip. Tai jis negali idėjiškai daryti labai atmestinai ir prastai. Jis vis tiek padarys kokybiškai. Ne, viskas tvarkoja. Jo, bet mokykloje, ne, tu gali prastai vesti pamokas. Gali. Tai čia yra didžiulis skirtumas. Pavyzdžiui, aš jūsų koją negaliu iš principo daryti, ne, galų gale čia daug dedamųjų yra, nes gali labai greitai patikrinti tam tikrus niuansus, ar ne, ir tu gali turėti rimtų problemų. Tai tu darai, nu, sakysime, gal ne fantastiškai, bet tikrai darai gerai. Ar ne? Atėjęs į pamoką, tu dirbi prastai. Niekas nemato realiai ir taip toliau. Tu nedarai taip, kaip reikia. Nes praktiškai, jeigu dirbtum, ar ne, atitinkamai, ar ne, rezultatas turi būti geresnis mokinių. Bet, visuotinis toks, ar ne? Jo, visuotinis įskiltų. Žinot, dažniausiai mokytojai nemokina savo mokinių, jie mokina kitus iš kažkur. Visai būna, visokių dalykų yra. Visokių dalykų yra tokia, sakysime, įgavus iškreiptų tam tikrų kontekstų sistema, kad net sunku patikėti, kokie dalykai kartais atsiranda. Ar ne? Tai... Ir žinot, greičiausiai yra tų mokytojų, kurie ir mokykloje gerai dirba, ar ne?
stengiasi, yra įvairių mokytojų, ar ne, taip. Bet, kaip pasakyti, juk pats vedu pamokas ir žinau, kad, kaip gerai vesti pamokas, ar ne, viską daryti sistemiškai, ar ne, yra tikrai reikalinga ir fizinė ištvermė, ir pasitempimas, ir laikas, ir taip toliau, nes vieni gali vesti pamokas, galbūt mažiau vertinti mokinius, ne, nes mokymas ir vertinimas yra dvi sudedamosios dalys ugdymo proceso, tai pastebi, kad jeigu tu mokinio tik tai nevertinė, ne, rezultatas iš karto prastėja jo pasiruošimo, nes tai visą laiką tu turi daryti, sakysime, sisteminius tos dalykus. Tai aš nenoriu pasakyti, kad čia apibendrinti, taip. Bet visko yra, mes negalim žinoti net ir savo mokykloje, kurioje dirbi, kaip vyksta tos pamokos, kokiu lygiu ar ne, ir ar ten, sakysime, įvairūs niuansai atliepiami, sakysime, visiškai kokybiškai, kaip ir turėtų priklausyti. Dar kartą pabrėžiu, kad geras darbas, ne, reikalauja, kaip sakyti, pasitempimo, ar ne, pastangų. Taip. Ir taip toliau. Tai jeigu tu dar dirbi po pamokų su privačiais vaikais, tai jie tikrai suvalgo tavo laiką ir tavo pastangas, nes ten to moka tarsi tiesiogiai, dažnai, kaip sakoma, gali būti ir ta vadinamoji neapskaityta buhalterija, ar ne? Tai čia dar yra vienas dalykas, atsiranda toks aspektas, kaip tu mokai, ar į kišenę mokai, ar apskaitytai mokai. Tai čia labai didžiulis skirtumas yra. Bet žinokit, labai edukuojasi. Taip, aš galiu tik apie šitą sektorių kalbėti. Ne? Mes anksčiau turėdavom, kur būdavo tokia labai jau visai juoda rinka, vien šešėlis. Taip. O dabar jau taip, edukuojasi. Dažniausiai, žinot, sukūriamos sistemos, tokios kaip, tarkim, ta pati mūsų mokosi LT. Taip. Kaip sakoma, tarpsta ant tam tikros situacijos ir paskui tos pačios mokyklos mokytoja nedirba kažkokioje papildomai mokykloje, ar ne? Ir tai, vėl klausimas, dar kartą kartoju, dviem bėgiais vienodai važiuoti sudėtinga. Bet, Sauliau, idealiu atveju būtų taip, ar ne, mokytojas uždirbtų, tarkime, nežinau. Pagrindiniai darbovietėj. Pagrindiniai darbovietėj, tarkim, nežinau, 2,5–3,5 tūkstančių eurų, ar ne? Taip. Kažkokia motyvacinė sistema būtų net idealu, man atrodo, kad ten reikėtų kažkokios sistemos, nežinau, ar galima tą atlyginimą pririšti prie rezultatų ar prie kažko, kad tu žinotum, kad, kaip jūs sakote, mokykla yra tas toks, turi vidinio šešėlio, mes realiai niekas nestojam už nugaros ir nežiūrim, kaip pamoka vyksta. Iš pasitikėjimo galvojimo, kad visi... Taip, norisi tikėtis, kad viskas vyksta puikiai, bet kartais paaiškėja, kad ne viskas vyksta puikiai ir tada šiaip tu procesą mokykloje turi stebėti keliais aspektais ir matai, kad yra įvairių niuansų. Tai tarkim, idealiu atveju, tai mes turim tą gražų tokį ar ne paveikslėlį, tol kol ten nėra, tai mokytojai greičiausiai, žinot, man viena mokytoja kažkada sakė, aš negaliu duoti, ko pati neturiu. Pavyzdžiui, ten, nežinau, dėmesį, meilę, rūpestį, jeigu aš žinau, kad, taip labai paprastai ir praktiškai man trūksta sumokėti, nežinau, sugedo ten su namo stogui kažkas. Čia tokie dramatiniai dalykai, bet jie tokie labai gyvenimiški. Taip, bet yra savigarbos jausmas, yra garbės jausmas ir kai mes kalbame apie prestižo klausimą, tai prestižo klausimas yra nesusijęs su pinigais. Bet mes gal idealizuojam mokytojo profesiją, ne? Ne, manyčiau, tiesiog yra kaip ir dabar, matai, kad yra mokytojus gerbė, ir yra gerbė visais laikais, nepriklausomai nuo to, kiek jie uždirbo. Yra mokytojus, kurios gerbė, yra kurių absoliučiai, sakysime, negerbė ir taip toliau. Tai yra, kaip pasakyti, visame tame kontekste yra žmogaus savigarbos klausimas. Tai jeigu tu išties ateini ir dirbi tinkamai, tavęs negali negerbti. Tavęs negali negerbti tavo pastangų, tavo, sakysime, įdėto darbo ir taip toliau. Nebent tik tai jau čia išimtiniai kažkokie niuansai. Bet žinot, jūs dabar jau taip, žinot... Idėjiškai kalbu? Ne idėjiškai, žinot, greičiausiai, mes girdim tėvų susirinkimuose, mokytojai kalba, jau tie vaikai, žinot, visokių pasitaiko. Bet, tarkim, jie neklauso, jie maištauja, mokytojas nesustvarko su klase, nes yra labai problematiška klasė. Ar tikrai jinai problematiška, labai klausimas, ar ne? Kurioje čia vietoje... Ta problema atsiranda. Žinot, tada klausia, ar ta klasė visų mokytojų neklauso, sako, ne, jinai neklauso, ta klasė, žodžiu, su ta klasė nesustvarko, ten 1, 2, 3, o 4, 5 susitvarko puikiai.
Tai tada kas čia atsitiko, žinot, ar čia... Yra, kaip pasakyti, yra mokytojo profesija, jinai visą laiką remiasi, tuo vadinamu, jinai turi tam tikro turėti charizmatiškumo mokytojas, yra tikrai, kurie gali susitvarkyti, yra, kuriem tikrai iš tiesų problemos, yra ir čia charakterio savybės, ir pasitikėjimo, reikia turėti tam tikro sugestyvumo, įtaigumo, dirbant su mokiniais, galų gale pasitikėjimo, jie turi atrasti tavyje kažką, kaip galbūt, tuo, kas juos tarsi kažkiek užkabintų. Ir jeigu ten pradedi kažką, tiesiog nerandi to konteksto, savame suprantama, tau darosi yra sunku su tais vaikais, ir jeigu jie greitai tai pajaučia, praktiškai pasmerktas esi. Ir taip pat tada atsiranda tam tikros įtampos ir taip toliau. Nelengva tuo aspektu, užtikrinti idėjiškai charizmatiškumą kiekvienam žmogui tu tikrai neužtikrinsi, yra dar pati sistema, turi būti, kaip sakoma, pozicionuota tarsi reiklina, turėtum galbūt ne visiems mokytojams pasiseka, kai kurie dalykai, bet pati sistema tarsi turėtų jiems padėti, vaikai turi būti, sakys, neįdomiai pasako, nes čia matot, gyvenime yra tokia paprasta tiesa, mes turime 2 vienodus tekstus, mes viską turim vienodai. Po vieno pakalbėjimo bus nerealu, sakys, ojei, kaip buvo nerealu, ką iš čia išdarinėjo ir kaip čia buvo. Lygiai tas pats kitas mokytojas padarys tą pačią medžiagą, sakys, nesąmonė kažkokia. Nieko nebuvo normaliai. Tai va čia ir yra tas įtaigumas ir taip toliau, ir kai kurie žmonės gali labai stipriai išplaukti per savo charizmą, o kai kurie, tarsi, trūksta to, ir jiems tada, tampa sunku. Ir čia, būtent yra labai, aišku, vėl dar amžiaus grupės, ar ne? Kai dirbi pagrindinėje mokykloje, kai dirbi ten gimnazijoje, o kai dirbi su studentais, tai charizmos beveik jokios nereikia. Jie tarsi iš principo klauso, ar ne? Tarsi. Ne, tai ko? Ne, iš jų tikimasi, ta prasme. Ne, kaip, ten, neturi tu ten tiesiog burbi savo panosim kažką, studentai klauso, ne? Jie galbūt žino, kad įskaita ten ar visa kita. Tai aišku, ten jeigu jau labai kažkas ar ne, bet vyresnėse klasėse irgi mažėja tos, tam pagrindiniam sraute labai yra tos sutvarkyti juos arba juos įtraukti į tą tokį, reikia kažko, ar ne, ir to negali padaryti, tau neišeina, ir viskas. Sauliau, tai lengvas mokytojo darbas ar ne? Žinot, socialinėse medijose sako, ko jie ten skundžiasi, dirba iki 2, 3 ir ramiai namo visi. Manau, kad yra kaip, vėl, dirbant kokioje mokykloje, kokios tavo asmeninės savybės, ar ne, vėl, kaip ir tas atlyginimas mokytojo, ar ne, yra nelengvai pasakomas, koks mokytojo atlyginimas, tai aš noriu pasakyti ir tas darbas. Pavyzdžiui, dirbant čia, man, čia aš galiu pasakyti, man tikrai nėra sunku. Man čia yra malonumas, aš turiu pamokas, aš einu kartais pailsėti, gerąją prasme pailsėti, tai yra dirbu, stengiuosi kiek galima geriau, nesinori būti tokiu, žinote. Tai gerąją prasme tiesiog stengiesi pasidalinti, išmokyti kažką ir taip toliau, ir malonu matyti, kai ką išmokai, ką perduodi vaikams ir taip toliau. Tai ar tai yra sunku, tai yra nuostabu. Tai yra nuostabu, malonu, jeigu sėdi vaikai klauso. Kur yra didžiausia pagrindinė problema mokykloje, ar ne? Kada atsiranda tas sunkumo, nesunkumo, ne? Klausimas, kai tu nesusitvarkai su klase, tada pasidaro sunku. Ar ne? Tada tikrai sunku. Ir jeigu tu tai sistemiškai, tai tampa sisteminė problema, tikrai sunku ir tikrai aš nenorėčiau kentėti tam tos kažkokius išpolius ir visa kita. Ir taip toliau. Yra, aišku, ir kitų dedamųjų, kas padaro tam tikrą tą darbą tarsi problemišką, bet principas, aš manau, kad visi kiti darbai ne ką lengvesni. Ir žinau mediko darbą, ar ne, kur klaidos tikimybė ir pavojus kelia didžiulės problemas iš karto, ar ne, ir taip toliau. Yra mokytojų, kurie veda pamokas pakankamai prastai, daro dalykinės klaidas, jokių pasiekmių nėra. Tu gali, kaip sakoma, nusikalbėti, tu gali pridaryti krūvas klaidų, tu gali dešimtmečiais ne taip aiškinti kažką ir nieko, jokių ypatingų pasiekmių nėra. Tai nėra čia, tai pasakysi, vienareikšmiškai, tai čia tas mes labai puolam tą prestižiškumą, lengvumą, kad čia kažkoks, ne, mano yra kaip ir
apie dalykus, sakau, visi dalykai yra puikus mokykloje, ne, yra tik tai jų pateikimo klausimas, tai aš manau, kad kiekvienas darbas, ar ne, yra atsakingas, ar ne, ir negali sakyti, kad ten jūsų darbas yra lengvesnis už mano. Na, yra aspektai, kurie yra jūsų darbe sunkesni, galbūt yra aspektai mano darbe, kurie yra mano sunkesni. Koks tas bendras vardiklis, ką jūs dabar paaiškinsit, kad mes čia už medikus geriau, lengviau dirbame, arba ten už policiją, ar ne, arba ten už kažkokius kitus. Yra kitos atsakomybės, yra kiti aspektai, galų gale kasoje dirbti, jeigu pridarysi nesąmonių. Taigi kokios pasiekmės, įsiskolinimai, pinigai, ar ne, ir visa kita. Tai nėra juokinga, ne, tai kokia įtampa kiekvieną momentą turi kažko nepaleisti, ar ne, ir taip toliau stebėti. Visi turi savo tos aspektus, todėl aš laikyčiausi, kad jokių būdų nesureikšminti ir neskirti to konteksto. Žodžiu, lygiavertiškai atsakingas, svarbus, toks pat kaip ir visi kiti darbai. Manau taip. Gerai, ačiū Sauliau Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums.